Beauty – mokslų paremta grožio filosofija, asmeninės konsultacijos ir odos priežiūros rutina pagal jūsų odos poreikius. Sužinok daugiau driu.lt. Labadiena, merginos prie vairo žiūrovai. Sveiki, 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 man labai geras sveikintis, nes aš iš tikrųjų sveikinuos po tokios ilgesnės pertraukos ir taip smagu iš tikrųjų grįžti ir pagaliau matyti tokius nuostabius automobilius už mūsų nugaros. Čia mano proga, taip, Monika? Taip, sveikinu atvykus ir norėjau tave šiek tiek dalę nustebinti, todėl parinkau įspūdingą automobilį. BMW iX40. Kaip tau spalva, Monika? Labai graži, tokia vyšnytė. Trešnė. Taip. Vyšnė ir trešnė. Nu, moteriai patinka, man galbūt aš nesirinkčiau tokios spalvos, bet atkreipčiau dėmesį, nes gražiai atrodo. Gražiai. Kaip tau priekis? Labai kažkas, žinai, kitokio, visiškai ateities automobilis. Man, kai aš tokius pamatau, kažką į tokio panašaus, tai man grinai elektromobilis, nes dažniausiai ir pasirenka elektromobiliai tokį kitokią išvaizdą, kitokį dizainą. Tai aš nežinau, kažkaip gražiai. Ar kiti automobiliai, elektromobiliai turi tokį, kaip čia pasakyti? Tokios tikrai ne. Dalyką, bet jisai pats atsinauja. Jeigu netyčia tu ją apibraižysi, čia yra iš tokios medžiagos, kurie atsinaujina ir dings pasibraižymai. Įsivaizduoji? Wow, Monika, iš kur čia tiek tu žinai, aš tokio dalyko nebuvau. Ir Rukai sakė. Ratlankiai, iškart žiūrim į ratlankiukus. Nu, matuotai, aš man tai gražiai atrodo. Bet žinai, dideli, super. Bet ir patys ratlankiai, man tikrai gražus, įdomus, kitokie. Ir tinka automobiliui. Auksiukai, ką tu. Wow, matai kaip žibintai. Mačiau. Nu, tau. Šeimyną tavo jau pagausėjus, ar užtektų daiktam dalyti vietos? Šiaip visai neblogai. Aš tikėjausi, kad bus mažiau vietos. Nu, laidukai ten užima, įdomu, kas yra ten papačia. Ten jau neatsidaro, ne? Atsidaro, manau, gal reiktų kilstelt. Ai, bet nėra giliai. Iš tikrųjų, bagažinė man netikėtai atrodo talpi. Vežimėlis, matau, tilptų. Bet gal priklauso, tai vis tik suvas, tai jis neturi būti siuvas. Bet žinai, mes nesame nemažai bandę suvų, tai man tai atrodo, kad vaigruose būna toks, nu, per mažai. O dabar sėdam į galą. Nieko sau, tu pažiūrėk, kiek vietų. Bet žinai, ką aš pirmiausia žiūriu, aš tai ne vietą žiūriu į spalvą. Ir spalva ruda. Kokia graži. Tokio pieniško šokolado. Labai graži. Labai graži. Ir viskas, ko gali reikia. Čia net ir šeiminėlę gali, žiūrėk, su lėliukais. Realiai tikrai taip. Ir žiūrėk, kas fainai, kad tikrai daug vietos, labai daug. Ir žiūrėk, nesu mačiusi. Taip, čia yra USB-C ir čia tu gali įsidėti planšetę. Čia toks kaip dekliukas planšetai. Įsidedi ir keliauji. Čia vaikučiai džiaugtųsi galėsėje sėdint. Taip, toks specialus. Tai žodžiu, ir žiūri planšetį ir kartu ir krauni ir telefoną, ir planšetį, ir visą, ką nori. Monika, aš tau iškart ką pasakysiu. Pasižiūrėk į šitus kristaliukus ir dar šalia savęs po dešinę pamatysi vėliau. Čia koks kristaliukas. Įsivaizduoja, čia moterė, mums šarkom, tai yra įspūdingai atrodantis. Ir va čia kaip fainai, labai fainos detalės. Ir pažiūrėk pas save. Čia durelės, sėdiniai reguliuoti kaip karališkai. Wow. Yra vienas dalykas, kas man kartais nepatinka ir erzina, šita tuščia erdvė. Bet prie šito dizaino, interjero, man kažkaip labai viskas gražiai susižiūri. Kažkaip čia užpildo tas ekranas, man labai patinka man tos multimedijos. Kai atrodo, pirkai automobilį, kuo toliau, tuo labiau modernėja ir ten naujovės visokios. Ir man fainai, kai tą iš tikrųjų išnaudoja ir tas telikiukas va toks, labai gražiai atrodo, labai moderniai ir ties, nu šitie šių kristalai net nešneku. Jo toks futuristinis stilis. Bet labai gražiai atrodo tikrai. Tiesiog vieno mygtuko paspaudimo padarai arba skaidrų stikliuką, arba pasidengusi kažko, nežinau kaip čia pavadinti. Gal pirmažą tą šviesą, ne, saulę? Jo, tiesiog pasidaro, kad nebūtų. Nes tiesiog stogiukas yra stiklinis. Kas čia dar yra? Žiūriu vairą, labai keistos formos, bet patogiai atrodo.
kai norisi greitai kelyje pasidinti oro kondicionierių, gali biškai kartais būti sudėtinga, nors gal kaip pripranti. Ja, bet aš manau, kad tu vėl viską gali daryti, tiesiog vienas ratukas skirtas viskam, žinai, irgi manau, čia įpročio reikalas įpranti. Šiaip jo, iš tikrųjų vėliau, žinai, čikš paspaudė ir žinai, kurį paspausti reikia, kad greičiau viskas suveiktų. Kaip jausmelis. Šiaip fainai, sakau, labai keista yra, kai tu užsikuri variklį ir jis taip lėtai, tiksliau lėtai, tyliai užsikuria ir taip tyliai važiuoja, toks neįprasta, bet labai maloniai. Ir mes neaptarėm pradžiai, kad sėdam apie sėdynės. Tai dažniausiai tokios sportinės, jos gal būna kietesnės ir gal ne taip patogios, bet šiaip šitos tai man taip labai maloniai priglunda mano kūnas. Aš tai tiesiog įkritau ir kažkaip maloniai savo čia sėdžiu. Patogiai. Nu, turbūt pirmas BMW automobilis, kuris mane žavi labai stipriai. Šitą ženkliuką BMW yra labai nemažai sugadinę tam tikri vairuotojai, kurie taip... Kurie nerodo posūkių. Jo, būna neužsisegę diržo ir dar tokie biški negražiai vairuojantis, galime taip sakyti. Ir žinai, ką aš sakyčiau iš karto, man moteriai šitas automobilis. Turbūt, bet žinai, gal dėl spalvos, aš galvoju, jeigu jis būtų visiškai tamsesnių spalvų, nežinau, toksai... Man dėl tų kristalų, gal žiūrint iš karto. Gal kristalai, vyšnių, trešnių spalva, išorės vidurys, ruda, šokoladas, nežinau, toks desertas, automobilis desertas. Kiek pravažiuoja. Tai dabar man rodo 332. Šiaip įdomu, kiek gamintojas? Jo, gamintojas, kai yra pilnai pakrautas automobilis, tai yra 360 kažkas. 360. Bet žinai, jeigu kiek realiai? Jo, jeigu tu spausi važiuodama į pajūrį nuo Vilniaus 130, tai manau, kad tikrai nepasieksi. Taip. Tada jau taupimo režimu važiuoji. Vienintelis man skiau dar minusas Lietuvoje turėti elektromobilį, nes nėra tiek daug pakrovimo stotelių, aš manau, tam, kad tu komfortabiliai važiuotum ir neplanuotum savo kelionės taip, kad automobilis pasiektų tavo tikslą. Nes, pavyzdžiui, aš galvoju, kad mamos, turinčios mažylius, aš jau taip galvoju, jau tokia situacija, tu galvoji taip, kad tau būtų kuo paprasčiau, nereikėtų pristaikyti, kad tu sustoji, greit pasikrauni ir ten, kažką labai paprastai. O važiuojant į pajūrį, jau nėra taip lengva, nes tikriausiai vis tiek, kiek žinau, ir stoja daugiau krautis mašinų, nes tiek daugiau automobilių, stotelių dar nėra tiek daug. Tai manau, kad dar tas yra minusiukas. Bet miestui, tai manau tobulą. O ne per didelis tau miestui būtų automobilis? Mane aš mėgstu tokius fainesnius, didesnius. Nu, čia nėra labai didelis, yra toks viduriukas, sakyčiau. Tarp mažo ir tarp didelio. Kito atrodo. Man viskas fainai, man visureigiai yra mano topas, kažkada aš jį turėsiu. Suvai. Taip, suviukai, visureigiukai, suviukai, kur tu irgi gali daug daiktų talpinti, tu jame saugiai jautiesi, komfortiškai dažniausiai. Tai sakytum, kad šitą automobilį norėtum? Šitą BMW galėčiau vairuoti, tikrai. Rimtai? Šiaip labai fainas. Mane sužavėjo. Ir man keista, nes šiaip jisai ganėtinai minkštas, nors pakaba, vyrukai sakė salone, kad yra neorinė pakaba. Bet vis tiek kažkokiu nėra, kad tu jaustum labai kietumą. Žinok, nepajaučiau, bet mes gal dar nevažiavam kažkokiu mūsų puikesniu keliu. Per Vilniaus šulinukus jau važiavam biškelį, bet... Tai nepajaučiau, kad būtų. Tai va, manau, būtum pajautus, jeigu kažkas, žinai, būtų stipriau. Bet šiaip kol kas viskas nežinau kaip vairuojasi. Fainiai, žinai, kad man atrodo, automobilį tikrai galima užskaityti, kai tu vairuoji ir tu visiškai įsipaišai, pripranti ir tu nejauti jokio diskomforto, tu atrodo, kad jau prieš to šitam automobilį sėdėjęs seniai. Tai man atrodo, kad man jau taip paprasta šit važiuoju su automobiliu jau kiek laiko, man čia taip lengva. Dažnai, kad jis ir atrodo prabangiai, pats gamintojas deklaruoja, kad tai nebuvo prabangiai skirtas automobilis, čia labiau toks ekologiškas automobilis, nes tu gali, jis yra ir surinktas iš, kaip čia, perdirbamų medžiagų ir tu vėl jį išrinkti gali ir panaudoti tas medžiagas kitiems automobiliams. Tai man net keista, nes aš tai visai prabangiai jaučiuosi sėdinti. Tikrai taip. Bet žinai, BMW gal šiaip kaip automobilių ženklas, kuris, manau, pasižymi tuo. Žodžiu, tai kalbant apie kainą, tai sakyčiau, kaip ir už elektromobilį, tai sakyčiau toks daugoka. Kai aš galvoju apie elektromobilius, galvoju, kad vienas faina turėti šeimoje vieną elektromobilį, kitą ne, kad jeigu reiktų, kad, pavyzdžiui, jeigu greitai kokią kelionę tolimesnę, kad tu galėtum sėsti į automobilį, kur užsipilt kuro ir važiuotum ten, kur nori. Man taip, miesto automobilis tikrai žiauriai fainas.
Nežinau, man keleivio sėdiniai aš saugiai jaučiuosi, net va, biškis pustelam, tai reikia tik šiaip pasilaikyti, bet tas toks pagreitėjimas elektromobilių yra visai kitas reikalas, ne, kur... Ir tu jau... Kiek mūsų šitas įsibėgėja, reiktų pasižiūrėti? Šitas 40, kaip čia modelis, iX įsibėgėja per 6.1, o 50, ten jau, man atrodo, 4.4, jeigu neklystu. Kas yra greitokai? Jo, tai jis jau, ir galingesnis ir žymiai daugiau nuvažiuoja, nes šis nuvažiuoja 360 apie kilometrų pilnai pakrautas, o jau 50 iX modelis tai nuvažiuoja 500. Mes nepaminėjom, kad čia šitas mūsų modelis yra 2021 metų, tai jis nėra naujausias. Realiai 22, nes jau 12 mėnesio galo. 11 mėnesiuko. Ne 11? 11. 11 praštas. Tai jau realiai 22 metų, bet... Nu taip, bet vis tiek, kai pagalvoji, tai jau galima skaityti, kad jau bus 2 metų senumo. Kaip žiauriai skamba, ne? 2021-11 mėnesio, kaip laikas prabėgo. Jo, nu tu čia ką tik įsigijai naują automobilį, kai aš pradedu galvoti apie savo kelintų mano metų, tai aš galvoju, o Dieve, aš jau praktiškai turiu, nu žodžiu, baisu. Aš nežinau, ar čia būtų svajonių automobilis. Nebūtų, ne? Ne tai, kad nebūtų, ta prasme, jeigu man norėtų kas nors jį padovanoti, tiesiog aš jį mielai paimčiau, bet jeigu reiktų rinktis, nežinau, gal, vien dėl to galbūt, kad visur reikės, bet aš sakau, kol kas elektromobilio aš nelabai norėčiau, nes jis nepritaikytas mūsų Lietuvos infrastruktūrai, ar kaip čia pavadinti, nes, nu, nėra pakankamai tų stotelių, jeigu tu vat mieste visą laiką jo, bet jeigu tu reikia kažkur toliau nuvažiuotum, tu degalinių daugiau gerokai. Galėtų kiekvienoje degaliniai būti. Būtų gerai. Tada jau ir aš būčiau apsvarsčius automobilį bet kaip įdomiai tas vairas. Aš sakiau, man pradžioje. Atrodo, kad jis kažkaip apverstas pradžioje. Žinai ką, bet man vėliau, kai sakiau, kad reikia laiko, pasakysiu, kaip jautėsi ir kaip sekėsi vėliau, tai aš pripratau, man vėl jis prilipo. Ir dabar, kadangi turiu pas save dabar juodą saloną, kas buvo sprendimas dėl to, nes greičiau pagamintų, sportinį, bet juodą saloną, šiek tiek gailiuosi, matydama va tokį rudą ar kreminį su laiku matau, tai gailiuosi, kad neturiu pas save. Bet ateityje. Taip. Ir fainai šitą spalvą, šitą medžiaga tokia paprasta. Maniau, kad būna kitokios, bet šitą paprasta tokia. Bet irgi fainai, kad tamsesnė pilka. Žiūrėk, kiek čia visokių ikonyčių. Apple CarPlay, Androidas. Navigacija. Kaip tau kol kas važiuojasi, kaip jausmelis? Man labai mielai, labai dinamiškai, nes kiek žinau, šitas automobilis yra X7, to vočio didžiausio BMW visureigio bazės, tai toksai didžiulis, bazytė didelė. Ir nežinau, man labai man palyginus labai minkštai viskas pas ją. Man irgi kiek garso izoliacija gera, jo. Jo, teisingai, garso izoliacija tikrai gera. Realiai mane tikrai nustebina vieta gale ir bagažinės dydis. Nes talpa tikrai didelė ir dažniausiai, jeigu būna bagažinė didesnė, tai dažniausiai bent gale nebūna vietos, o čia ir tas ir tas. Tai, užskaitau. Važiuokime minusų. Monika sėdėjo čia ir klausinėjo. Ir aš dabar sėdžiu ir galvoju. Pagrindinis minusas turbūt kol kas dar Lietuvoje, kažkada tai bus pliusas, aš labai tikiuosi, bet tai, kad tai yra vien elektromobilis. Jo, bet čia... Nes tau, žinai, toks būna, jeigu yra hibridas, tu bent ekstra, tu žinai, užsipylėjai kurą ir tu žinai, kad dzin, pasikrausiu kitą kartą, važiuosiu brangiau, gal ne taip kaip čia ekologiškai, bet... O čia jau viskas, nebeturi opcijų jokių. Jo, bet čia, sakyčiau, ne elektromobilio minusas, ne šito modelio, o infrastruktūros. Taip, turbūt. Neįrengtų krovimo stotelių. Aš negaliu sakyti, kad man vairas nėra patogus, bet man keista, man turbūt galbūt priprast reikia. Nu, tikrai kitoks. Aš sakiau, iš karto, kad sėdau kažkokios keistos formos. Man jis primena, žinai, kur tu prie kompiuterio tą žaidimą pasijungi. Tai vairavimas su tuo. O daugiau iš minusų nežinau, čia, žinai, viskas fainai, jisai tokia visiškai kosminis laivas. 326 arklio galios, 240 kW. Na, okei, tai jo, arklio galių daugiau.
Nu, tai va, man atrodo, čia pakankamai ir jisai skrenda. Taip, bet aš turiu omeny, kad, žinai, kad kai aš dėsčiau savo mintis ir sakiau, kad o čia toks automobilis, čia man tinkamas, bet aš neįvardijau galingumo, kas yra dažniausiai vyram aktualu. Mes žiūrim, ar telpa daug daiktų, ar patogu sėdėt gale, ar yra blizgučių. Ar yra blizgučių. Tai visai kitokie poreikiai vyrų ir moterų, man rodos, sėdint automobilį. Ir gražiai atrodo automobilis, gražiai atrodo. Bet žinai, man pavyzdžiui, BMW visureigiai, kiek man teko vairuoti, sėdėti šalia, manęs tokios karvės, žinai, kur tu labai jaus tą tokį svorį jauti didelį, tokį, nu, tokia, tu jauti, kad tu vairuoji didelį ir sunkų automobilį. O va šitam, man toks lengvumas pagaliau jaučiasi, nu, bet pagaliau, kažkas naujo, lengvesnis. Pabandykime maudą pasikeisti į sportinį. Į sportinį maudą, kad sužinoti, per kiek laiko pasieksim 100 km. Taip. Įsijungia mūsų programėlę. 3, 2, 1, važiuojam. Ai, tu saulė telefoną pamečiau. Yra. 6-4. Nu, neblogai. Gal net, Bet sportinis, žinai, man kažkodėl aš pastebėjau, kad ant sportinio režimo man gaunasi lėčiau, mes kiek su... Taip, norėjau tą patį sakyti, tu kai jungi sport galvoju, mes dažniausiai geriausius rezultatus pasiekėm per... Tai va, čia yra tas dalykas. Yra, gerai, matysi dar kartą. Bet žinai, kas buvo? Pirminis buvo toks tinkt, o vėliau buvo toks... Bet prirėmė. Pirminis buvo, okay, nemeluosiu. Net išmečiau telefoną. Jo, dabar važiuojam, tai smagus jausmelis. Sakau, man čia yra pati mylimiausia laidos dalis, kada galima pasidraskyti. Bet tik tais tam leistinuose keliuose. Ne, aišku, ir galima. Protu. Taip. 3, 2, 1, spaudžiu. Dabar pirminis, Yra. 6-3. Taip, bet, tai panašiai, žinai, turbūt čia gal mes kalnėlis nuo kalnėlis, tai... Taip. Bet vis tiek, reiškia, neapgavikai. Netoli gamintojo, mes čia labai visai neblogai, dažniausiai arba pasiekėm, arba netoli būnam, tai mes galėtumėm būti profesionalios iki 100 pasiekimo matuotojos. Drąsiai. Nežinau, automobilis tikrai smagus, gražus, patogus, viskas jame yra gerai. Išorė. Tai jisai atrodo kaip kosminis laivas, gražiai, viskas gražiai. Man tos detalės fainos, gražios iš tikrųjų. Gal aš spalvas irgi, kaip sakyti, tokios rinkčiausi, ne tai, kad gal spalvas, nes pati man ta vyšnių spalva, man jinai graži. Tai gerai, man išorė turbūt būtų 9. Aš ir sakyčiau, 9 toks. Geras, stiprus 9. Suvo variantas elektromobilio man tikrai fainas, simpatiškas, gražus, kur tikrai kreipčiau dėmesį važiuojant gatvę. Tai 8-9 sakyčiau, 8,5 gal, bet tai vat. O pas mane stiprus 9. Gerai, vidus man dėl visko. Man dėl... Tas vairas gal prie jo reiktų priprasti ir tą, elementarų mėlyną spalvą, bet jeigu tai nebūtų mėlyna... Tau nepatinka mėlyna? Ne, man patinka mėlyna, bet man čia dabar jis netinka šitą mėlyną. Ai, bet čia jau... Prie rudos, tos šampaninės auksinės, prie tų kristaliukų, viskas neperkrūta. Net ir va šitą vietą man visai patinka, kad, sakau, daugiau erdvės priduoda ir tu gali pasispardyti su savo keleiviu, kurį vežiesi kartu, draugu. Tai gerai, aš pasakysiu irgi savo pliusus, minusus. Mane iš karto visiškai pavergė ir aš įsimylėjau spalvą salonų ir tikriausiai čia iš karto duočiau aukščiausią balą. Man tos multimedijos fainai, man gražu, kai yra naujoviška, kai stoglangis panoraminis didelis ir kur erdvės suteikia, kas tikrai labai fainai. Mano vienintelis minusas, kad man trūksta to išpildymo tam tarpe, bet čia skonio reikalas ir aš duočiau savo skaičių ir aš 1, 2, 3, 9. Tai žodžiu 9. Tai išorė 9, vidus 9 ir emocija. Emocija tai... Aš sakyčiau iš karto balą 8, nes man iš tikrųjų sužavėjo vidus, aš nesitikėjau, kad bus tai fainai, gražiai ir kad taip maloniai važiuos, bet tos emocijos, kurią iššaukia važiuojant ir spaudžiant iki to 100 ir matuojant, jinai tikrai labai daug duoda mūsų balo schemai, tai to nebuvo. Aš galėčiau duoti 8,5, nes
Mane nustebino vien dėl to, kad tai yra BMW automobilis ir jis toks visiškai kitoks, visos tos multimedijos tokios gražios, modernios, viskas gražu, modernu. Kristaliukai, pamiršom kristaliukus nebėra tų nežinau, gal ir tuose dar šiek tiek senesniuose modeliuose nėra, bet nėra visiškai ten tų tokių jau ryškių medienų, visokių kažkokių apdailų keistų. Viskas gražu, tų mygtukų net nėra perkrautų, žinai, kur ten būna viskas. Taip, labai gražiai viskas. Man būtų tikrai 8,5 pati emocija, ne dėl to, kad čia buvo, pasileidom plaukus, tokio nusileidom, žinai, ir kad šiaip smagu. Bet kaip pats elektromobilis ir dar BMW automobilis, tai nustebina. Labai nustebina. Ir šiaip iš tikrųjų, kai šnekėjom, kad labai fainai, kad palyginus nemažai pravažiuoja, užtektinai įdomu, kiek realiai, kai galėtumėm išbandyti ir realiai sužinoti, kiek pravažiuoja, bet vietos galia daug, bagažiniai vietos irgi daug, važiuoja gerai, maloniai, ko daugiau minkštai. Minkštai. Mes nepajautėm to kietumo, ko galėjom tikėtis. Tai šiaip visai siprokas 9-tukas. Mūsų šiandien labai geras balas, šaunuolis BMW automobilis iX40. Taip, labai smagu iš tikrųjų grįžti jau į mūsų merginos už vairo laidą. Tikiuosi dar išbandysim nemažai automobilių, įdomių, tiek elektromobilių, tiek SUV, tiek nuo A iki Z. O jūs, kas nematėte mūsų praeitų laidų, galite įsijungti į YouTube, Urbs TV ir ten susieškoti pagal savo modelį tokio, kokią norite pamatyti. O pačias naujausias laidas stebėkite kiekvieną antradienį 17 val. Per 2 TV. Iki kito karto. Iki. Driu Beauty – mokslu paremta grožio filosofija, asmeninės konsultacijos ir odos priežiūros rutina pagal jūsų odos poreikius. Sužinok daugiau driu.lt.